Jausiuosi gerai. Tai kaip Marčiau įspūdžiai po pirmų varžybų? Gražiai atrodo. Gražiai atrodo. Apie kokius įspūdžius kalbam. Tas jaudulys iš pradžių buvo, nebuvo? Vieną trejką metį nepataikė, paskui visi lindo. Buvo ir per daug to tokio emocijų per daug, tai sakyčiau, net po apšilimo biškį. Jau buvo pavargęs po apšilimo. Ir tu silpnės reikės dar duoti apšilimą, ne? Jo, galėsim jogą kokią padaryti, prasitempti. Tai kurį varai? Tu kur, pirmą? Tai Išėjai. Kaip tau, Deivi? Man gerai, labai gerai va. kiek variau už komandą, šiau. Tai gerai, tu nuo saliuko daug labai gerai variai. Aš ten žinau savo kūro. Baigiant transliaciją mes... Gerai, aš einu, jūs gal paldėsiu biškį. Ai, tu mus paldės. Jo. O kur čia dabar, kaip žvaigždė šiandien? Čia yra dažnai kaip yra Cribs, MTV Cribs, parodysim savo. Redaktorius. Čia koridorius labai smirda, nes graikų visi tie stafas gyvena, tai jauti, išeini ir Čia rūko? Jo. Jo. Neįmanoma praeiti. Jau. Sveiki atvykę į Deivio ir Martyno tvirtovę. Greitai reikia skambinti, valgyti, pasimti. Kaip venesueliečiai, žaidimas jų buvo toks, kaip tikėtasi, kaip treneris pasakojo. Iš tikrųjų, jo, jie labai daug emocijų žaidžia. Jie su ta publika užsiveda, jie, žinai, kai sekasi, tai jie eina. Tai buvo sunku tą stabdyti. Pradėjom iš tikrųjų labai gerai varžybas, po to pradėjom pradinėti kamuolį. O kas nutiko tuo momentu, kai jie pradėjo vytis? Pradėjom pradinėti kamuolį, o jie pradėjo pataikyti tritaškius, tai visada būna baudžia. Negalima tokių dalykų daryti, nes baus visą laiką. Kaip asmeniškai savo pasirodymą vertinti šiandien? Sekantis klausimas. Jo, smagu, iš tikrųjų labai smagu, kad atvažiavo iš kad tikrai tokį kelią sukopė mūsų lietuvių ir tas palaikymas tikrai fainas yra. Manau, tikrai padeda. O komandos sportinė forma, jinai dabar kaip tik pačiu laiku tokia tinkama, ar dar yra kur tobulėti? Visada yra kur tobulėti. Aš manau, mes netgi šiandien jautėsi daugumą iš mūsų tas labai greit nuovargis atėjo. Ne tai, kad nuovargis, bet kojos sunkios, kvėpavimas užsidarė. Tai aš tikiuosi, kad čia tik pirmas varžybos ir kad nuo rytojaus bus vis lengviau. Ačiū labai. Gerai, einam valgyti. Tokį paradys. Dabar jau trins visas. Ne, čia gerų yra, žinau, kaip tik parodyta. Tai galėsi į Facebook įsidėti. Gerai. Davai. Iki. Skanaus. Ačiū. TonyBet. Lietuviška lažybų bendrovė.